Vienas iš beprotiškiausių gyvūnų kada nors. 2 už 1 kainą. Pažiūrėk į šitą mažylį. Atrodo kaip ateivis. Ką? Visą naktį. Na prašau. Visą naktį. Padėk čia. 2, 1. Ne? Mes ką tik nusileidome šioje beprotiškoje tropinėje saloje, vaikinai. Ir artimiausias kelias dienas patys gaudysime maistą ir tyrinėsime beprotiškas salas. Mūsų veiksmų planas – pagauti viską, ką tik rasime. O likučius panaudoti monstrui privilioti. Neturiu jokio supratimo, su kokiais gyvūnais susidursime. Bet tai bus beprotiškas nuotykis ir nekantrauju, kad keliautumėte kartu. Einam, varom! Šiuose vandenyse, šiek tiek toliau, gyvena kažkas didesnio. Ir manau, kad iki iššūkio pabaigos galbūt pavyks tai pagauti, vyrai. Per artimiausias kelias dienas. Viskas, ką naudosime, tai mūsų kameros įranga čia, mačetė ir taip pat firminis Quick Revive. Jūs žinote, aš šito griebsiuosi tik tada, kai visiškai nusilpsiu šiame iššūkyje. Tikiuosi, kai dabar eisime medžioti tikrą žvėrį, tai bus ginklas, kurį naudosime šiandien medžiokliai. Didelis senas povandeninis šautuvas. Mes taikysimės į didelius gyvūnus, kurie šiandien man suteiks maisto. Ir tikiuosi, kad likučiais galėsime per artimiausias kelias dienas privilioti kokį nors monstrą. Taigi, susikraukime viską, pradėkime tyrinėti šią salą, pažiūrėkime, ar kas nors išplauta į krantą, o tada sėsime į valtį ir pradėsime tyrinėti. Tai bus tikrai beprotiškas iššūkis per artimiausias kelias dienas ir tikiuosi, kad neliksiu alkanas ir galėsime pagauti tikrą monstrą. Šiandienos esmė, vaikinai, yra tarsi maisto grandinės iššūkis. Noriu pažiūrėti, ar galėsime gauti pirmąją jūros gėrybių rūšį, kuri mums suteiktų maisto, o tada tikiuosi tęsti toliau. Kad galėtume panaudoti tas atliekas Arba tas dalis, kurių mums nereikia, kad pagautume daugiau žuvų. Jūs galite matyti, čia iš tikrųjų yra kažkokio gyvūno pėdsakas. Iš tikrųjų, čia naktį ateina daug jūrinių gyvačių ir jos deda kiaušinius palei šį paplūdimį. Tikėkimės, kad nesusidursime su viena iš jų. Jos yra mirtinai pavojingos, bet paprastai su manimi jos būna gana draugiškos. Jos atpažįsta, kad aš esu tikras australas ir galvoja, ne, aš nenoriu su tuo vaikinu prasidėti. Čia tiek daug dreifuojančios medienos ir visokių dalykų, tai beprotiška. Šioje saloje tikrai netrūks malkų, tai tikrai. Pažiūrėkite čia, matote, čia iš tikrųjų yra vėžlių lizdas. Po tuo smėliu bus visi vėžlių kiaušiniai. Šie vėžliai tiksliai žino, kur jie gimė ir grįžta į tą pačią vietą. Mes pasirūpinsime, kad laikytumėmės atokiau, gerbsime gamtą ir judėsime toliau pakrantę. Pažiūrėkite čia, vaikinai, čia iš tikrųjų yra kažkokie paukščių kiaušiniai. Oho, neturiu jokio supratimo, ar paukščiai paliko šiuos kiaušinius, ar kas čia vyksta dabar. Mes paliksime tai, toliau tyrinėsime, neimsime jų, nors šiek tiek šoninė su kiaušiniais rytoj ryte būtų tikrai skanu. O dieve, pažiūrėkite į šitą dalyką, vaikinai, čia iš tikrųjų beprotiška. Kas per velnes, pažiūrėkite į tą galvą. Šitas dalykas siaubingai smirda, tuoj apsivemsiu. Sulaikysiu kvėpavimą ir parodysiu jums šitą dalyką iš arčiau. Čia visur kirmėlės. Tai milžiniška pūslėžuvė. Tai turbūt vienas beprotiškiausių gyvūnų, kokius esu matęs. Šitas padaras, vaikinai, savo kūne kaupia toksinus, kurių pakaktų nužudyti 30 suaugusių žmonių. Ir galiu pasakyti, kad šitas dalykas siaubingai smirda. Pažiūrėkite į jo veidą, į tuos dantis, žmogau. Jie tikrai įspūdingi. Jį suėdė lervos, krabai atsiskyrėliai ir viskas, kas tik yra šioje saloje. Ir jis smirda. Paliksime tai čia, toliau tyrinėsime. Einam. Pagaliau galiu vėl kvėpuoti. Tas daiktas tai baisiai smirdėjo, bet tai tikrai įdomus radinys saloje. Nežinau kodėl, bet visada randu žmonių šlapimą butelyje. Ir jis dar šiltas. Gerai, ne, mes to tikrai negalime turėti. Wow! Gerai, pažiūrėkite į šitas kapines čia. Tiek daug visko. Pažiūrėkite, žmonės, čia beprotiška, ką? Tai visiškai neįtikėtina. Matot, tai kaip lazda, bet gale yra daug metalo. Manau, kad galime tai panaudoti tikriausiai artimiausiomis dienomis. Iš to galima pasidaryti kažkokį ginklą. Tai tikrai pravers. Gerai, judėkime toliau. Ką tik pastebėjau kažką po šituo. Pažiūrėkit tai. Pažiūrėkit tą snapą.
Jis būtų buvęs tikras ginklas, medžiodamas visose šiuose salose. Ta tikiuosi, kad mums nenutiks kaip šitam vaikinui. Turime pavadinti šitą negyvą paukštį. Kaip jį pavadinsime? Parašykite komentaruose. Jis jau nebegyvas, bet vis tiek galime jį pavadinti. Gerai, padėsime jį čia, judėsime toliau. Ilsėkis rojuje, broli. Ne, čia iš tikrųjų beprotiška. Tai didžiausia sepija, kokią esu radęs savo gyvenime. Čia jo stuburas. Pažiūrėk. Ji tokio dydžio kaip mano galva, broli. Tai beprotiška. Kaip tie prakeikti Yeezy ant jos. Ką, tu juokauji? Lengva? Už manęs nelabai kas yra vyrai. Manau, apsisukime ir pradėkime grįžti pakrantę atgal. Radome tikrai įdomių dalykų, įskaitant tą ietį, kurią turbūt galėsime panaudoti rytoj, ir krūvą negyvų gyvūnų, vyrai. Iš tikrųjų, esu labai užsidegęs dėl šio iššūkio, nes noriu pažiūrėti, ar pavyks sugauti tikrai kitokių gyvūnų. Per artimiausias kelias dienas noriu siekti dalykų, kurių paprastai nesitaikyčiau. Bet pirmiausia, vėliau, jei rasime maisto, ruošime beprotišką puotą. Toks mūsų veiksmų planas. Turime didelį seną patranką čia pat. Pradėsime tyrinėti vietiniu laivu. Laikome kumščius, kad pavyktų ką nors pagauti. Ir tai bus mūsų maistas šiandienai. O tada ką darysime? Naudosime likučius iš to, tikėdamiesi per kelias artimiausias dienas privilioti kokių nors monstrų. Bet neskubėkime. Šiandien turime pagauti kažkokio maisto. Wow, tai beprotiškas nuotykis! Už manęs matote salą, nes ką tik išplaukėme. Labai svarbu, kad gautume maisto. Jei šiandien nesugausime maisto, vyrai, viskas žlugs. Lyskime į vandenį su harpūnu. Pažiūrėkime, ką galime rasti. Pirmyn! Pažiūrėkite, vyrai, wow, kokia pamoka, wow, koks pistoletas mažylį, wow, neždinkis iš čia, wow.
Tai turbūt vienas iš beprotiškiausių dalykų mano gyvenime. Jūs ką tik tai matėte? 2 vienu šūviu. Dvigubas laimikis, mažylį. Gerai, dėkime juos į valtį. Turime žuvų, bet tai dar ne viskas. Mes jas išvalysime, valgysime ir tikimės, kad per artimiausias kelias dienas su jomis pagausime monstrų. Štai čia yra imperatorius. Pažiūrėkite, kokia beprotiška jo burna. Viduje ji ryškiai raudona. Dabar jie turi storą žvynus išorėje ir labai aštres pelekus čia. Ir šios žuvys iš tikrųjų medžioja smėlyje. Matote, jų burna gana ilga. Jos maitinasi taip, leidžia burną žemyn į smėlį. Jos sugauna krabus, krevetės ir panašius dalykus. Ir tada mes padarėme patį beprotiškiausią dvigubą šūvį. Jūs tai matėte. Priėjo šios trevalės ir aš laukiau, kol jos pasieks būtent šią vietą. Jos sulėštino tempą ir bum! Pataikiau! 2 iš karto, vienu šūviu. Visiškai beprotiška. Tai auksadėmės trevalės. Visiškai nuostabios kaip sašimis. Ir keptos ant laužo. Tai bus neįtikėtina. Taigi išvalysime vieną iš trevalių. Taip pat turėsime imperatorių šiame saloje. O trevalę pasiliksime šiek tiek vėlesniam laikui. Nustebinsime kapitoną. Ir atiduosime jam ją, kai šiek tiek vėliau išlipsime iš valties. Neškime savo žuvį. Einam! Eikime į krūmus. Surinkime šiek tiek prakurų. Matai šiuos? Puiku. Ne, ką tik praradome tuos prakurus. Matė tai? Ji tiesiog nuskriejo. Velnias. Gerai, teks surinkti daugiau. Ką tik pastatėme patį kiečiausią laužavietę. Užkursime ją ir uždėsime šias mažas malkas. Tada ką darysime? Iš tikrųjų, išpjaustysime šią žuvį, nukirsime gabalą mėsos, o tada naudosime jos griaučius, tikėdamiesi per kelias artimiausias dienas privilioti kokių nors monstrų. Gerai, užkurkime šitą dalyką. Oho! Netrunka ilgai, kol tai įsiplėskė. Štai, prašau. Ten pat turime didelį laužą, o šalia guli žuvis. Dėl to mes ir gyvename.
Bet mes turime savo gražią žuvį čia pat. Ji tiesiog žvilga. Iš tikrųjų naudosime šios žuvies likučius, kad per likusias kelias dienas pagautume monstrą. Taigi dabar išpjausime filė iš šios žuvies. Seniai to nedariau. Parodysiu jums, kaip man patinka išpjaustyti žuvį. Aišku, kiekvienas turi savo techniką, bet man tai geriausias būdas. Pradžioje tiesiog apipjausiu žuvį. Taigi pradėsiu čia, po peleku. Eisiu aplinkui ir aukštyn, link galvos. Ir tada sustosiu. Tada nusileisiu prie uodegos. Dabar šios trevalės turi pjautuvus. Taigi ateisiu čia ir ką darysiu iš viršaus, tiesiog apipjausiu. Aš neinu giliai, tik įkišu peilį. Ir kai tai darau, aš pjaunu nuo žuvies. Mėsa tiesioginė prasme vis dar juda ant šios žuvies. Aš pradėsiu nuo uodegos ir tada tiesiog toliau judėsiu aukštyn. Padarykite paskutinį pjūvį ir jis turėtų tiesiog nusilupti štai taip. Gavome tobulą šios trevalio filę. Pažiūrėkite tai. Ant šio griaučio beveik neliko mėsos. Šią mėsą valgysime šį vakarą, o šiuos griaučius rytoj naudosime, tikėdamiesi privilioti milžinus. Padarysime kitą pusę ir šią žuvį ir tada būsime pasiruošę. Štai tas nuostabus imperatoriaus žuvies filė. Turime krūvą filė, kurios bus nerealiai skanios vakarieniai. Eime kepti mūsų filė. Esu baisiai išalkęs. Gerai, einu surinkti šiek tiek šviežių malkų, kurią galėsime naudoti kepimui. Pasiėmiau šiuos 2 koralų gabalus. Juos pastatysiu kartu su visomis šviežiomis malkomis, kurias ką tik surinkome. Jie nesudegs, tad viskas bus gerai ir mes tuoj viską uždėsime ant viršaus. Jie gulės tiesiai ant ugnies. Puiku, lėtai keps. Pažiūrėk, kaip gerai atrodo dabar. Mūsų 2 žuvys jau kepa. Na ką, jūs matėte šiandien? Tai buvo, ten buvo beprotiškas nerimas. Matėme tikrai įdomių rifų rūšių. Mums pasisekė, kad tie 2 trevaliai pasirodė ir pavyko padaryti tą 2-gubą šūvį. Manau, kad tai turbūt vienas įspūdingiausių šūvių, kokius esu padarę savo gyvenime, vyrai. Tiesiog beprotiška. Bet rytoj, vyrai, mes medžiosime monstrus. Turime savo žuvies likučius čia pat ir nekantrauju jums parodyti, ką su jais darysime. Tad būtinai likite su mumis. Atrodo, ji jau beveik pasiruošusi. Nuimkime ją. O Dieve. Patiekite čia pat. Pažiūrėkite, kaip nuostabiai atrodo mūsų mėsa. Ji buvo kepta ant laužo. Dabar paragaukime ir pažiūrėkime, kuri skanesnė. Šitas čia yra imperatorius. Paragaukime. Mėsa tiesiog byra į gabalėlius. Labai skanu. Paragaukime. Imperatorius. Tai gerai, duosiu 9 iš 10. Tai tiesiog neįtikėtina. Mėsa tiesiog byra. Tai taip skanu. Ir manau, kadangi ta rūšis nebuvo labai didelė, ji yra labai sultinga. Pabandykime trevalį. Mėsa atrodo daug tvirtesnė. Pabandykime. Tas auksadėmis trevalis, atvirai sakant, 10 iš 10, rimtai. Wow, mes tai padarėme. Aš tojau suvalgysiu šį patiekalą. Tai neįtikėtina pirmai dienai. Kapitonas štai ten valgo žuvį, kurią šiandien pagavome. Ir aš jam atiduosiu didįjį trevalį, kurį pagavome vienu ypu, kartu su kitu. Šitas tau. Ačiū. Šitas tau, broli. Ačiū. Taip. Ačiū tau, mano broli. Būtent apie tai viskas ir yra, vyrai. Dalinti salose ir pasirūpinti, kad jo šeima būtų pamaitinta, kaip ir mes patys. Rytoj anksti ryte vėl susitiksime, kai likučiais viliosime pabaisą. Einam!
Ką tik nusileidome viename beprotiškiausių mangrovių miškų, vyrai, ir tiesiai prieš mane yra visi daiktai, kuriuos surinkome vakar per mūsų ieškojimų misiją. Turime šią lazdos dalį su šiek tiek metalo gale, turime šiek tiek virvės, kurią radome paplūdimyje, ir žinoma, mūsų žuvį, kurią vakar suvalgėme. Dabar mūsų veiksmų planas toks. Šiuo metu yra didelis potvinis. Norime padėti šią žuvis mangrovėse ir pažiūrėti, ar galime privilioti kokių nors didelių gyvūnų. O tada, kaip žinote, naudosime tą lazdą ir pažiūrėsime, ką galime surasti, kol lauksime, kol ateis didieji plėšrūnai. Pažiūrėk dabar. Tai iš tikrųjų beprotiška, broli. Čia turime tikrai gerą mangrovių sistemą. Pažiūrėkit tai. Matot? Čia yra mažas purvinis krabas. Tai neįtikėtina. Jis ką tik nuėjo čia žemyn. Gerai, tai tikriausiai geras ženklas. Manau, kad čia galime padėti vieną iš mūsų spąstų. Šis medis atrodo beprotiškai. Visi gyvūnai iš apylinkių čia susirinks. Nenorime, kad mūsų žuvys būtų nuneštos srovės. Taigi, ką noriu padaryti, tai tiesiog pririšti jį su šia virve, kurią turime. Ir aš padėsiu tai čia. Tiesiai prie šios mangrovės šaknų sistemos pagrindo. Dabar bent jau jei koks nors krabas čia praeis, jis negalės to suplėšyti. Tikėkime, jis tiesiog pradės čia maitintis ir mes turėtume sugebėti jį pagauti. Judam toliau, padėsime šitą. Ten, vyrai, yra didelių kefalių. Galbūt nepavyks kai kuriuos jų sugauti su žeberklu. Dėsiu tiesiai ant vienos iš šių šakų. Matote, čia tiesiog kabės vandenyje. Atrodo, aplink šią didelę šaką yra keletas krabų urvų. Taigi laikykime kumščius, gal ištrauksime monstrą. Pradėsime žygiuoti pėsčiomis. Įsitrauksime lazdą iš kuprinės ir pažiūrėsime, ką galime rasti. Gal pavyks susimedžioti kokį nors gyvūną. Oho, vaikinai! Po šiais medžiais iš tikrųjų yra didelių žuvų. Reikalas tas, kad neturiu ieties. Jei turėčiau ietį, galėčiau tiesiog mesti ją tiesiai į juos. Bum! Ką dabar padarysiu? Eisiu prie kranto ir aštrinsiu vieną šios lazdos galą. Matau nemažai gyvūnų, bet manau norime būti pasiruošę, jei pamatysime ką nors gero. Gerai. Tai tikrai gerai, žmogau. Taip, tai labai aštru. Dabar čia svilinantis karštis. Mums reikia visos pagalbos. Kokią tik galime gauti. Štai čia, Quick Revive. Jūs žinote, kai tik tai paimsiu, aš atgimsiu. Ir tikiuosi, kad galėsime panaudoti šiuos ginklus, kuriuos radome ieškodami, kad pritrauktume keletą monstrų. Man dabar reikia kiekvieno velniško energijos lašo, kokį tik galiu gauti. Sakau, nėra nieko, kas man nepatiktų. Einam, greitas atgaivinimas. Jis vadina mane medžiotoju. Čia yra krūva plekšnių. Gali būti, kad man pavyks jas pagauti. Tiesiog per toli, velnes. Palauk! Nepataikiau, ponė piniginė. Gerai, einame toliau, vaikinai. Čia iš tikrųjų vandenynas įteka. Ir visa tai pilna jūros dumblių. Čia turėtų maitintis gyvūnai. Matote, potvinis labai greitai slūgsta. Ką tik pastebėjau kažką labai įdomaus. Tai yra šamas, vaikinai. Ir ką jie daro? Jie tiesiog susibūrė į būrį, tada praplaukia ir maitinasi ir panašiai. Bet jie laikosi labai arti vienas kito. Čia pat seklumoje yra didelė jų būrys. Jie iš tikrųjų maskuojasi po šiuo medžiu. Mes ruošiamės. Pasiruošę. Štai jie. Pažiūrėkite čia, vyrai. Turime beprotišką gyvūną. Panašu į didelę gyvatę. Aš ją paimsiu. Kažkaip ne taip. Pažiūrėkite. Ji kažkokia lipni. Nesijaučia gerai. Nežinau, ar turėčiau tai liesti. Kai paliečiu, vyrai, atrodo, lyg išorėje būtų klijų. Taip keista. Tai kaip pitonas. Dži juda mano rankose ir yra tokia lipni. O dieve, vyrai, pažiūrėkite į jos veidą. Ji tiesioginė prasme turi čiuptuvus. Jie atrodo kaip ateivis. Ką? Ne, jie artėja prie manęs. Ne. Pažiūrėkite, kokia keista ši būtybė. Pažiūrėkite, kaip ji išlenda. Pasiruošę?
Tai taip keista. Gerai, paliksime ją. Ateiviai egzistuoja. Tai beprotiška. Jokių būdų aš to nevalgysiu. Eikime toliau. Pažiūrėkime, ką dar galime rasti. Šituose mangrovėse čia yra šiek tiek sneperių. Taip sunku juos pagauti. Jie tiesiog vingiuoja per šias mangroves. Žiūrėk, daryk taip čia. Didelė tulpinė terpentina. Ken buvo šliužas. Mes galėjome jį suvalgyti. Žinai, kas minta šitais? Krabai. Tai geras ženklas. Visas būrys atsiskyrėlių krabų. Pažiūrėk į šitą mažylį. O dieve, tai beprotiška. Visi kaip pavadinsime šitą mažylį? Parašykite komentaruose. Vau, koks mažas galiūnas. Paleisime savo mažą draugą. Pažiūrėkite į jį. Gerai. Gerai, vaikinai, pažiūrėkite į tai. Turime krabą čia pat. Pažiūrėkite, jis net nesupras, kad aš čia. Žiūrėkite, jei jo neliesiu, jis net nesupras, kad aš čia. Jis sėdi tiesiai po apačią. Geriausia tai, kad gale yra metalas, vaikinai. Taigi galite iš tikrųjų jį naudoti ir tiesiog bakstelėti. Ir tada parodysiu, kaip šitas daiktas išlys. O dieve, bičiuli. Štai jis. Pažiūrėk į jį. Tai beprotiška, žmogau, pažiūrėk, kokios spalvos tas krabas. Pabandykime jį nufotografuoti. Arba ištraukti jį. Pažiūrėkite tai. Woo! Gerai, pirmin, 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 pirmin. Pirmin, eik, eik, štai jis. Pažiūrėk į šitą mažylį čia. Oho, pažiūrėk, koks gražus tas mažas krabas. Tai mažas patinėlis. Gali matyti, kad jis visiškai išsiskleidęs. Štai taip, tai labai geras ženklas. Būtent to mes ir ieškome. Tik vienas gal 40 kartų didesnis už šitą krabą. Mes jį paleisime. Mesk jį tiesiai atgal čia. Mes ieškosime toliau. Tikėkimės rasime didesnį. Einam. Čia turime milžinišką krabo urvą. Atrodo, kad urvas eina šia kryptimi. Pažiūrėkime. Tiesiog įkiškime ranką ten. Iš tikrųjų, jis gana seklus. Štai čia jo galas. Me. Gerai, čia nieko nėra. Iš tikrųjų, tai buvo gana seklu. Tačiau gera žinia, kad čia aplink yra duobių. Manau, kad turime judėti toliau. Ką tik pastebėjau krabą po velnių. Pažiūrėk čia viduje. Net nežinau, ar mums pavyks ištraukti šį krabą. Vis tiek pabandysime. Bandysiu plikomis rankomis. Tikiuosi, jis manęs nesužeis. Oho, jis čia visiškai įstrigo, vaikinai. Turiu ten įlysti ir jį ištraukti. Jis tikriausiai bando mane čia pagauti. Taip, pagavau jį. Oi. Taip, pagavau jį. Taip. Gerai, pagavau jį. Gerai, oi. Pažiūrėk ten. O, ištraukiam jį. Gražus patinėlis, mažas krabas. Oho, dūžtu ir alsuoju. Turėjome pasistengti dėl šito krabo. Bet tai vis dar ne tas monstras, kurio ieškome. Mums reikia kažko didesnio nei šitas. Šitas krabas tikriausiai dar tik paauglys. Jam dar liko keli metai, kol taps stambiu patinu, kuris čia viską valdo. Nors tikriausiai praleidome gerą valandą, bandydami ištraukti šitą daiktą. Mes vis tiek jį paleisime. Grąžinsime jį ten, kur jis slėpėsi. Jis ten buvo geroje vietoje. Turėjau pasistengti dėl to krabo. Pažiūrėkit tai, jau smarkiai kraujuoja. Persipjodėjau ant austrių, kai bandžiau jį ištraukti. Pažiūrėk už manęs. Vandens labai sumažėjo nuo tada, kai anksčiau šiek tiek medžiojome. Laikas mums pradėti eiti, patikrinti tuos masalus. Laikykime kumščius. Atėjo didžiulis padaras pasižiūrėti. Einam. Velnias, tarp potvinį visiškai po vandeniu. Laikosi. Čia nieko nėra, tiesiog apžiūrėsiu teritoriją. Gal krabai tiesiog pasislėpė tą atoslūgį. Matote, čia jis slėptųsi po visomis šiomis šakomis. Ne, pirmasis masalas nesėkmingas.
O dieve. Tai nėra geras ženklas. Tiesiog, judėk toliau. Reikės patikrinti kitą. Einam, vaikinai. Ei! Atrodo, kad čia nelabai kas yra. Pažiūrėkite į tai. Čia trūksta gabalėlio žuvies. Aš tiesiog apsidairysiu. Jei ką, vaikinai. Pažiūrėkite į tai. Matote tai, vaikinai? Mes tikrai priviliojame vieną, vaikinai. Jis turbūt valgė būtent čia. Ir tada jis tiesiog čia pasislėpė. Taip, pažiūrėkite į tai. Jis nukando truputį žuvies, turbūt ją maitinosi. Manau, galėsime panaudoti savo ietį šitam vaikinui. Jis tikrai vertas dėmesio. Jis ją numetė, jis čia pat išsipūtė. Taip, jis žino, kad aš čia. Pasiimsiu tą ietį. Aš ją tiesiai per jį pervarysiu. Gerai pasiruošęs? 3, 2, 1. Ne. Taip, mes jį pagavome. Pažiūrėkite tą vyrą. O dieve, vyrai. Tai tikras monstras krabas. Mes pagavome tikrą mangrovių sistemos žvėrį. Pažiūrėkite į tai. Aš perveriau jį savo žeberklu. Tai tikrai suveikė, žmogau. Mes jį priviliojame masalu. Ir tai bus mūsų maistas, mažutį. Wow! Ta žeberklo smūgis jį iš karto užmušė, vyrai. Bet pažiūrėkite į tą žnyplę. Pažiūrėkite, palyginus su mano ranka. Jų centrinė nervų sistema eina tiesiai per kūną, vyrai. Taigi, kai tik perverėme jį žeberklu, jis nejautė jokio skausmo. Štai taip mes tai darome, kaip mat užgeso. Tai bus maistas. Einam. Padėsime jį čia. Velniškas krabas medyje. Spėju, jūs to dar niekada nematėte. Mes čia šioje pakrantėje įrengsime laužavietę. Einam! Po apačią prikišame daug sausų šakų. Tiesiog sukišiu jas ten. Turime didžiulę krūvą pagalių. Užkursime ugnį. Taip. Oho, reikia pasirūpinti, kad ugnis neužgestų. O dieve. Mes dėl šito atidavėme visą save. Bet vaikinai, šis vaizdo įrašas buvo beprotiškas. Tai tiesiog parodo, kas gali nutikti, kai pagauni šiokį tokį pagreitį. Pirmą dieną, kaip matėte, pagavome šiek tiek žuvies, kas mums suteikė šiek tiek energijos. Ir nuo to momento mes sugebėjome panaudoti kiekvieną to žuvies dalį, kad galėtume tęsti ir vis daugiau apsirūpinti maistu šio iššūkio metu. Ir mums pasisekė pagauti tą milžinišką krabą. Tuoj pradėsime gaminti ant šios ugnies. Aš rimtai jūs myliu, vaikinai. Ir jei dar nesate užsiprenumeravę, užsiprenumeruokite. Būtinai paspauskite tą prenumeratos mygtuką. Man tikrai patinka kurti šiuos vaizdo įrašus jums, vaikinai. Ir dabar mane čia kepa. Mes paimsime savo krabą. Pažiūrėkite į šitą žvėrį. Gerai, dėsim jį ant ugnies. Einam. Čia jau tikrai beprotiškiau nebūna. Pažiūrėkite į tai. Krabas jau ant ugnies. Jis vis dar juda. Tai jo nervai. Jis visiškai negyvas. Negaliu tuo patikėti. Šiandien mums šiek tiek pasisekė. Jūs matėte, kad radome kelis mažus. Be to didelio milžino taip ir neradome. Tai pirmas kartas, vaikinai, kai bandžiau tokią metodą. Pagavau žuvį, pririšau ją prie medžio, palaukiau, kol atoslūgis nuslūgs ir tada pažiūrėjau, ar yra krabų. Ir tai tikrai suveikė, žmogau. Mes tai padarėme. Visi, eikite ir parašykite komentarą. Komentarai tiesiog verda. Myliu jūs, vaikinai. Dabar apversime jį, vaikinai. Ir tada jis turėtų būti beveik paruoštas. Pažiūrėkite, koks beprotiškas šitas fonas. Turime palmes. Saulė leidžiasi už horizonto. Milžiniškas purvo krabas ant grotelių. Štai dėl ko mes tai ir darome, bičiuli. Pažiūrėk, kaip jis kepa ten. O dieve, nuimsiu jį. Pažiūrėk į tai. Turėjome vieną beprotiškiausių dienų, kokias esate matę. Pastarąsias kelias dienas tiesiog rankiojame viską, ką randame. Pagaliau pagavome tą milžinišką padarą. Pažiūrėk į šitą dalyką. Negaliu sulaukti, kada prapjausiu tą šerdį, nes ją tuoj atidarysime. Pažiūrėk, kiek mėsos iš ten išeina. Ar tu juokauji? Tuoj ten eisime prie pagrindinės dalies.
Pažiūrėk į tą ledinuką, žmogau. Jis toks sultingas. Pažiūrėk į visas tas sultis. Štai toks ledinukas mums ir reikia. Imkime jį. O dieve, jis tikrai toks sultingas. Tai turbūt vienas geriausių jūros gerybių gabalėlių. Dūminis, skanus. O dieve. Pažiūrėk į tai. Tai tikrai geriausias kasnelis, kokį esu ragavęs. Aš jūs labai myliu. Susitiksime kitame nuotykyje. Daugiau vaizdo įrašų čia. Iki pasimatymo. Šihu!